Labadiena tarėme kiekvienam šiandien atvykusiam atverti vartus į vasarą. Džiaugiamės, kad susirinkote kartu švęsti turizmo sezono atidarimo čia pas mus, Varėnoje, vietovėje, kur gamta, kultūra ir nuotykiai susijungia į nepakartojamą patirtį. Šventė tampa tradicinė, nebe pirmi metai, tačiau pakankamai dar jauna ir kam jinai mums reikalinga. Pirmiausia, kad mes patys patikėtume, kad esame unikalūs ir užkrėsti tuo tikėjimu kitus. Mes matom, kad iš tikrųjų pakankamai daug žmonių atvažiuoja, ypač po COVID-o pradėjo lankytis regionuose ir mūsų krašte įsigyja sodybas, tačiau mes dar galim pavydėti savo kaimynam, tokiems kaip druskininkai. Gal mes niekada ir neprilygsim ir nereikia tokių srautų. Tačiau, kad pajaustų iš tikro, kokius mes turim turtus gamtos, žmonių, kultūros, paveldo, istorijos turtus, mums reikia save parodyti ir pareklamuoti. O mes, dzūkai, visada kuklūs. Linkiu šiandien gerų įspūdžių, geros nuotaikos, na ir žinoma, saulėto oro iki pat nakties. Sėkmės. Linkiu visiems geros nuotaikos, orą, kaip matot, mes užsakom visą laiką, nes turim labai gerą kleboną, kuris 100% pasirūpina. Tai visiems geros nuotaikos ir iki pasimatymo. Ačiū Jums. O iš tikrųjų Dzūkijai galima keliauti pačiais įvairiausiais būdais, pėsčiomis, automobiliais, traukiniais, laivais, oru, mintimis, sapnuose, grybaujant ir visi veiksmažodžiai tinka. Ir dzūkai tokie yra vaišingi, svetingi, kad visada pastiprins nusilpusi, pavargusi, pasiklydusi. Ir šiandien bus lygiai taip pat. Tai tame parke Varėnos jūsų laukia įvairūs skoniai, pakeliui yra mugė. Prašom džiaugti švente, turėti gerą nuotaiką. Vasarą pasitinkam su motociklu. Kodėl? Labai patinka. Kiek metų važinėjate? Oi, kokių apie 20 gal. Kokius motociklus turėjot? Vienintelį, kurį dabar turim. Ištikimas? Ištikimas, kai žmona. O kodėl jūs pritarėt savo vyrui? Man irgi patinka kartu važiuoti, aš jo vieno niekur neišleidžiu. Ir kaip surandat laiko važiuoti kartu? Mes visą gyvenimą kartu. Neįskiriami draugai. Ir seniai važinėjat? Jau metus laiko. Antrus metus jau. Ir kodėl traukia dviratį iš tos transporto priemonės? Nes mašinos dar negaliu turėti. Bet šiaip smagu važinėti, tiesiog laiką praleisti, susitikti su žmonėm. Draugai pavydi? Truputį gal. Kur toliausiai važinėjat? Aš tai tik iki Merkinės. Iki Merkinės, iki Daugų, iki Varėnos. Tai va, tik tiek. Kiek jums metų? Vakar suėjo 16. Tai bus 17. Kokį motociklą vairuojat? Kol kas aš dar nevairuoju. Vežama esat? Taip. Nebaisu galė sėdėti? Ne, visiškai nebaisu. Jau daug metų važinėju, tai jau pripratus esu. Išleiskit mane, ko stovit! Laisvė! Saulė išdegusi, meilė patrakusi. Yra tokia daina. Nu ką, vasarą pasitinkam puikiai. Svarbiausia, kad birželis nepamirštų, kad yra vasara jau. Tai va, o šiaip Lietuvoje labai gražu. Čia irgi miesto šventė ir vakar Lazdijuose buvo. Žmonės faini ir iš tikrųjų linkiu visiems, kad iš tos vasaros kuo daugiau paimtute įspūdžių. Ežerai, jūros, griliai, pabuvimas gamtoj, reiškiasi produktai, daržovės. Nu, ta prasme viską, ką tik galime iš vasaros pasimti. Policininkus atgaivinsiu.
Super, sriubytė, Radzevičiaus firminė. Jau nesvarbu, kiek be kainuotų matyti. Ne tai, kad kaina, sakyčiau, normali, tai 5 eurai, nu. O kaipgi neparagausi šitokia šventė. Na ir kokį šią vaišinote? Kūgeliu ir lietiniais blynais su naminė uogienė iš mėlynių. Ar visiems užteks? Manau, kad ne. Ar meras daug valgo su žmona? Merą šiandien be žmonos matau, bet kai skanus patiekalas, tai tikrai valgo. Prašom, čia karvės, čia ožkos. Dabar jūs ragaujate ožkos, čia yra ožkos. Mes siūlom viskų, kas geriausia Dzūkijon. Kur gera nuotaika, tai ir mes. Čia ir baidarėm galima prasplauks ramiai, paprastai, o galima ir kažkapti interesniau. Mes tokius organizuojam ne visai standartinius plaukimus. Tai yra mūsų rytinis plaukimas, ryto magija vadžinas. Jo metu jūs kapcik bunda pati gamta 5 ryto su visais paukštukais, su žvėrukais. Dar uodų nėra, visi suguli sumigi, tai vat prasplauks. Paskui mes turim ir knygnešių plaukimų. Ar žmonės domisi, turi daug klientų, interesantų? Klientų tikrai turim, labai džiaugiamės. Baidarės yra, nežinau, kiekvieno lietuvio kraujinį naugį, visi nori bent rozų metus per vasarėlį praplauks, tai tų baidarių tikrai nori visi. Bet vat, irgi mūsų dar visai naujiena šitie tokie plaukimai interesnesni. Tai vat, ir kviečiam jumi ne tik paplauks, ale dar ir ko tai iš šono pačiupinėts interesniau. Koks jūsų vardas? Aš būtau Paulius. Na ir ko palinkėtumėt savo vasarai? Daug linksmybių, kad nepagestų. Nu taip, saugiai važinėkit, būkit saugus kelyje. Juokti, šypsotis. Taikos, laimės, visko ko geriausia. Ir geros vasaros. Daug nuostabių, gražių akimirkų. Ir visiems būti kartu. Taip, visiems būti kartu. Būkim turtingi ir linksmi. Gero vėjo. Viešpats su jumis, te palaimina jūs šioje kelionėje ir šiame šių metų sezone naujame visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Stiprybės ir geros nuotaikos. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.